Tokie įrašai dažniausiai remiasi Baba Vanga vardu, bet verta juos žiūrėti gana kritiškai. Trumpai mano nuomonė. Daug kas priskiriama po fakto. Daugelis pranašysčių apie Vangą buvo užrašytos ar išpopuliarintos jau po įvykių. Tai leidžia tekstus interpretuoti taip, kad jie atitiktų realybę. 2. Formuluotės labai miglotos. Tokie gyvenimo dėsniai ar pranašystės dažnai yra bendro pobūdžio. Tinka beveik bet kam. Todėl žmonėms lengva juose atpažinti tiesą. 3. Psichologinis efektas. Mes linkę įsiminti tai, kas pasitvirtina, ir ignoruoti tai, kas ne. Tai vadinama patvirtinimo šališkumu. Čia socialinių tinklų turinys clickbait. Tokie postai dažnai daromi dėl tiesos, o dėl dėmesio pasidalymų ir reakcijų. Ar tai visiškai bevertė informacija? Ne visai. Jei gyvenimo dėsniai yra pozityvūs, pasakyk apie kantrybę, gerumą, darbą, jie gali būti naudingi kaip motyvacija. Bet svarbu suprasti, kad tai nėra kažkokia ypatinga paslaptis ar patikima pranašystė. Mano patarimas – žiūrėk į tokius dalykus kaip į įkvėpimą, jei tinka, bet ne kaip į faktą ar autoritetą.